yra visiškai tamsu, mes dar neatsigėrėm alaus, bet Volvo yra grįžus į garažą pirmą kartą nuo rugsėjo 19 gal. Žodžiu, tai kiek čia? Spalis, lapkritis, gruodis. Nu, žodžiu, 3,5 mėnesio, tai tikrai beveik 4 mėnesiai. Ta prasme, užsikūriau, nes ta prasme, atvažiavau iki garažą. Tuoj parodysiu šium. Be įsiurbimo šlangų visų, be nieka. Tai čia toks buvo. Be ušeka, su stabdžiais neveikiančiais, karočią, be nieka. Tai tuoj aprinksim, nuimsim tą turbaką, pasižiūrėsim kaip čia kas. Blet, bet net užsihaipinau pavažiuot su ją, blet, jum tokia. Blet. Čia su Zateškiam. Motorsport. Smiths EU. Performance. Čia viskas okei. Čia va, visi šitie dalykėliai yra taip, kaip buvo. Ir va čia yra visai įdomu, nes per Matsurį va tada per čia, kap, vandeniukas lašėjo. Va čia va matos, kad yra nubraižyta ir įlenkta. Turbos va šitą kojelę daužęs į engine bay'ų. Ir man sulankstė šitą. Ir čia aišku, kai daužęs, viskas dar labiau gal atsipalaidavo ir gavos va taip va. Išsisukom žvakės. Žvakės prisimenu gyridinės. Tuos fokusuokdavo jau. Bet jau juodumą pasakyčiau kaip kas, bet už tokius dalykus banin. Prasuksim biškį motoriuką, pamatuosim kompresiją. Nes tepaliuką spalva tai yra nekokia. Čia yra nekas. Belet. Nu tai matysim, ar čia per tą turbą visa buvo problema, ar praputėm galvos tarpinę. Nu tikiuos, kad ne. Tai tuoj kompresiją pamatuojam ir pažiūrėsim. Žodžiu, čia turim va matuoklį, čia tepaliuks išbėg. Gerai! Suka! Turim 11. Daugiau, Not great, not terrible. Pirmam cilindrė 9,5, antram 11 barų. Matuojam toliau. Gal ten tepalą pribėgi. Gal. Suka. Gerai, važiuojam. Gerai. 11,5. Kiek praeitas buvo? 11? Ble, jo, 11, nes antrą baro skirtų. Jo, čia yra, blet, 11,5 kažkas tokį. Kaip tu sakai, not good, not great, bet... Ne, būni geriau galim. Turim 9,7, sakykime, jau taip jau draugiškai žiūrint. Kompresijos pirmam cilindrė ir po 11,5, 11 kituose. Nu tai pyzė galvai, vėl karočią daryti. Eina nahui. Eina, aš parūkysiu tą progą, blėt. Sveiki, gerbiamoji publika. Tai va, turim... Žodžiu, kokią, šiaip turim visą situaciją, tai situacija yra tokia, kad dabar išsileidiniai tepalai, nu kaip, jeigu tepalais gali pavadinti, nes jų spalva buvo va tokia, išsileidiniai šitas chlamas, keičiam tepalą filtrą. Tepalą filtras sens jų mėtas va ten, bet išsisuka taip, kad jokia tepalą net nepalika po savęs. O šits filtras, šiaip aišku, kad aš dabar čia tik dėl testą neturėjau filtrą, nes čia taip random sumaščiau, tai kas gaunas? Gaunas, kad šis filtras yra tas, kuris man užpjovė grybą tame miške, kai išleido man tepalus. Bet mes pakeitėm gumą. Čia tas filtras yra Motequip, kažkas, ne? Jo, Motequip, šūdas, nepirkit. Anas buvo maglė, tai dabar iš maglės gumą įdėjom į Motequipą ir dabar Lukas to jį įmontuos.
Kodėl pakeitėm gumą? Kodėl pakeitėm gumą? Nes guma šiaip sena, nu, nuo to motekliupa, blėt. Jinai tokia, nu, čia netrodo kieta, aišku, bet palyginus su Machlės daug kietesnė. Tai va, kokia dar yra problema, kad mes kai neįdėjom tada tepalų šintuvą čia, kai surinkinėjom, nes ten neatsisuka tokia nesąmonė, nu karočiai, bet tepalų šintuvą. Tai tas irgi yra minusas, nes tepalas daug karštesnis. Ir dėl to galėjo man, nežinau, ar galėjo tarpinė dėl to pisprotą. Nu, žodžiu, viskas karščiau, bet daug levesnis prieims. Bet nieko, gal lūkščiai greitai ras. Tik taip prisuk normaliai. O aš einu į apačią, parodysiu, kas išbėgo dar. Ir parodysim šį gal dar kažką ten įdomaus. Volvo, pavyzdžiui, Volvo dūda. Tokie lengvai gavus damage, sakykim. Blet, nu tas tepaliuk, žinok, nėra 100% susimaišęs. Tikrai. Tai aš manau, kad mes čia dar tuoj prasuksim ir viskas čia bus gal normaliai. Nes tepals yra daugiau juods negu pilks. Ką tu manai apie tai? Nesimata, Lukai, iš čia. Bet va. Ai, dar va kas yra. Čia mato diržą, kuris laiko motorą. Nes variklę pagalbėm tada, kai buvo pyzė per Matsuri. Tai taip parišom, kad biški tvirčiau laikytų. Nu, čia jau yra engineering motorsport. Tai gerai, žodžiu, iš kartą ką pamatėm, kad čia, žiūrėk, tarpinės esu neįdėjęs, pašvies čia biški. Per downpipe vanduo eina iš kažkur. O žiūrėk, čia pašviesk per Wastegate'ą irgi. Tai gal visgi ir ne turbas kilus, o tiesiog kažkokiais metodais į išmetimą portą tiek vandens pisa. Labai blogai. Nu, bet kokiu atveju negerai. Tai ir... Ok. Šits kol kas, aišku, toks pat kaip buvo. Aišku, kaip davo pažiūrėt tvarkingai. tą tepalą. Bet, žiūrėk, žiūrėk, dabar vanduo susileido. Tai nieko gero. Liūdna. Nu, dar nežinom. Palauk, dar nepasiduok. Jo, bet vanduo bėga per išmetimą kažkaip tai. Nu, dūmina, nes labai riebus. Nu, palauk. Mišinys, nežinau, ar matysis. Mišinys 13 kažkas. Padūmina. Bet... Ir čia neverda, čia nėra karštas vanduo. Tidin, problem engine kaput.